Greitai paruošiami avižiniai blynai. Ir iš karto perspėju, nors patys blynai yra ganėtinai sveiki, jie turi labai daug kalorijų. Tad šis receptas labiau tinka tiems žmonėms, kurie bando priaugti svorio. Imam 2 bananus, metam į dubenėlį ir padarom iš bananų košę. Mušam 6 kiaušinius. Realiai pačių kiaušinių turbūt galima naudoti ir mažiau, bet aš pasirinkau tiesiog naudoti 6. Viską gerai išmaišom ir metas sverti avižas. 200 gramų šiam receptui, viską teko blenderiuoti 2 kartus, nes tiesiog į mano blenderį tiek daug avižų netelpa. Ir į antrą bečą aš dar nusprendžiau įdėti šiek tiek druskos, tik tam, kad skonis būtų geresnis. Po biškį beriam avižas, viską gerai išmaišom ir realiai turim tešlą. Dar kad būtų skaniau, aš nusprendžiau dėti šiek tiek šaldytų šilauogių, nes tiesiog šilauogės blynuose yra kažkas nerealaus. Ir kepam blynus. Realiai pačių blynų siūlau tiesiog neperkepti, nes jie, jeigu būna perkepti, būna šiek tiek sausoki, netokie skanūs. Pagardinimui dėkit visiškai ką norit. Aš dėjau riešutų sviesto, braškių džemo, bam! Vidutinio žmogaus kalorijų norma vienam valgyme lengviau nebūna. Skanaus.